Aš linkiu visiems gero. Tai reiškia visiems, o ne kai vienam gerai, kitam blogai. Aš linkiu visiems gero, geras palinkėjimas. Visi sutinkame, manau. Gerai, einame giliau šiek tiek. Sutinkate, kad žudymas yra blogai? Manau, visi sutinkate, nebent esate neadekvatus. Gerai, einame dar šiek tiek giliau. Aš linkiu visiems būti vegetarais. Pauzė. Jūsų protui nebepatinka toks palinkėjimas. Matote, koks žmogaus paviršutiniškas supratimas? Mūsų nemokina giliai mąstyti. Vegetaras apsidžiaugs, kad linkime gero. Egoistas bus nepatenkintas. Egoistas vadovaujasi protu. Dar giliau lįsti nebenoriu, nebeužmigsite. Mano pareiga kaip tik jums kuo švelniau paaiškinti tai, bet egoistas užpyksta dėl menkiausios smulkmenos, kas ne pagal jį. Kame čia reikalas? O reikalas tame, kad mes gimėme tokiose sąlygose, kur žudymas laikomas norma. Tam sukurtos visos sąlygos. Žmogus nuo vaikystės pratinamas prie žiauraus maisto, gražiais pavadinimais, mokslininkų, dietologų paaiškinimais ir taip toliau. Neva žmogui reikia gyvulinių baltymų ir taip toliau, bla bla bla. Praktiškai visus mokslininkai užhipnotizavo. Tai verslas, draugai. Kol žmogus neatsidurs gyvulio vietoje, tol jis juos valgys. Todėl tam ir yra žmogaus karma, kad prablaivėtų supratęs tai. Kitaip jis jau greitai galės oficialiai žmogieną kramtyti. Kristų prikalė ne todėl, kad jis norėjo pakenkti. Jis visiems linkėjo gero. Dvasingi žmonės myli Kristų, protingi žmonės bijo Kristaus. Kada žemiškas protas pereis į sielos protą savo noru, ar gyvenimas privers? Čia tik laiko klausimas. Tai vadinasi prabudimas, nubudimas ir taip toliau. Nebelinksma bus. Jūs susivoksite, kad pats sau fermą statotės kitam gyvenimui iš karbonadų, žuvienės, kiaušinienės
ir taip toliau. Žuvies mylėtojas supras, kad peleką auginasi, mėsos mylėtojas supras, kad uodegą auginasi ir taip toliau. Ir tik dėl paviršutiniško proto. Protas tik aisbergo viršūnė. Tu esi aisbergas, o ne viršūnė. Todėl protingi žmonės nemoka šventai paaiškinti, kodėl taip elgėsi, pezalus kažkokius atrajoja. Gyvensi ne 1000 metų, kad atstatytum pusiausvyrą. Kuo anksčiau susiimsi save į rankas, tuo pačiam bus geriau. Tiems, kas daklausėte iki galo, sveikinu, jūs esate drąsus žmogus. Jūs norite keistis į gerą, į gerą, į gerą, 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 gerą.